Natūralu, kad nuotaikos nėra pačios geriausios, ko pritrūko, kad būdami daugumoje nesugebėjot išlyginti rezultatą. Aš manau, kad gal ne dėl to, kad daugumoje būdami, bet dėl to, kad nesusirinkom šiandien tiesiog. Mūsų tas yra minusas, kai daugumoje žaidžia, mes nemokom. Šiaip ne pirmas kartas. Jo, bet be to jie užsidarė. Čia yra vieno įvarčių rungtynės, buvo daugiau kažko nesukūrė. Mes irgi. O jūs žaisdami, dar sakykime, kai vienodai buvo nuo pat pradžių, kaip jautėtės, geresni, prastesni? Ne, čia tikrai minimum lygios komandos, jie tikrai stiprus yra. Aš antradienį žiūrėjau jų rungtynės su Rivona, tikrai labai rimta ir gera komanda. Kietoka, tai aš žmonėms sakiau, kad pasiruoštų morališkai ir fiziškai, kaip sakant. Tai mes tikrai jos gerbiam ir tikrai gera komanda. O šiaip pačios rungtynės, gero lygio buvo? Aš manau, kad čia toks antifutbolas kažkoks įgavosi. Dėl ko? Nežinau. Dėl to jų atsitraukimo po įvarčių? Ne, jie žaidė taip, kaip turėjo žaisti, mes neužsivedėm. Čia yra mūsų problema. Tai trumpai apie rungtynes nuo pat pradžių iki pabaigos. Kaip jos klostės ir kodėl taip sunkiai? Kontroliavom žaidimą, buvom geresni. Ne, iš tikrųjų, tai pradėsiu vėl nuo to, kad šiandieną praeitą varžybą turėjom 2 keitimus, bet šiandieną tokia situacija buvo, kad net reikėjo kviesti debutantą šio turnyro, kuris debutavo pirmą kartą, todėl vos ne išėjo taip, kad žaidėm vos ne kaip pirmą kartą susirinkę trupačiuką, nes jisai nežinojo, kaip mes žaidžiam, jie nežinojo. Todėl varžybos mums buvo labai sunkios ir kažkaip galvoju, kad Karlsbergas kaip specialiai, jisai greičiausiai 3 varžybos iki to nebuvo susirinkę, o prieš mus turbūt visi, kaip ir Vilkai prieš tai, o pas mus atvirkščiai, daug žaidėjų nebuvo, todėl kovojom ir ta pergalė tokia... Darbinė? Ne ta žodis darbinė, jis buvo įtampa iki paskutinės minutės. Tai čia varžovų nuopelnas, ar jūsų prasto žaidimo nuopelnas? Taip, nes aš nežinau, tiesą sakant, ar pilnos, bet manau, kad visiškai pilnos sudėties ir išėjo kovojo, nežinau, gal gulbinai jiems ar kažkas tai pažadėjo alaus, tai kovojo iki galo ir kitaip. Dabar jau prieš Gulbinus 5 taškų persvarą. Jeigu jie pralaimėjo. Galbūt, jau tiesą sakant, tiek 3 varžybos liko, bet kuo toliau, to sunkiau pas mūsų susirinkimų dėl traumų, todėl, kaip matot, dabar laukia varžybos, man atrodo, su Siena, su Dineriu, tai dar viskas prieš akį. Nesijaučia dar čempionais? Visiškai ne. Dažnai sakau, kad Karlsbergas šiemet yra metų nusivylimas, bet šiandien jūs žaidėt ne kaip metų nusivylimas. Kodėl šiandien buvo kitokia jūsų komanda? Supykom ant savęs. Natūraliai? Jo, natūraliai, nes čia tiesiog, kaip pasakyti, turėjom viduje komandos tokių... Razborkių vadinkim. Ne razborkių, nieks nesimušė kumščiais. Ne. Šitą tiesiog išsireikėm ir, kaip sakyt, atsirado tas natūralus sportinis pyktis. Daug keiksmažodžių buvo, ne? Nebuvo. Tai kokia čia razborkės? Ir taip toliau. O šiandien tai taip, taigi mes irgi pasižiūrim kartais į lentelę, nors ir, kaip pasakyti, nebekovojom dėl aukščiausių vietų. Matėm, kas pirmoje vietoje. Malonu nugalėti, aišku, pačius stipriausius, ar ne būtų? Tai jie dar nėra patys stipriausi. Šią akimirką. Šią akimirką lentelės lyderiai, tai žinoma, tai papildomus stimulus kovoti ir aš manau, kad mes tikrai puikiai sukovojom. Tai... Ko pritrūko? Kaip pritrūko? Pasileidom tai atsakomą įvartį labai greitai pirmaudami. Po tokios, sakykime, pačių klaidos, o paskui antras įvartis, tai kaip pasakyti, čia labai ginčytinas ir nežinau, ar mes čia ramiai miegosim, kaip sakant. Ar jis pelnytas, tikrai ne, nes, aišku, būtų linijos technologija, čia būtų tada viskas aišku, bet dabar čia bus daug diskusijų ir... Nepamiršit šito, ar ne? Šito nepamiršim, jo. Nesu tikras, bet man atrodo, tai buvo pirmas kartas, kai šiandien bandėt išlaikyti rezultatą statydami savotišką autobusą. Jo, taip. Mes nelabai mokam statyti autobusą, nes mokykloje tą pamoką praleidom, bet šiandien vis dėlto gerai sužaidėm. Pasimokėm praeitą savaitę trakų, iš makedoniečių pasimokėm, tai lygiai kažką bandėm atkartoti, visai gerai pavyko. Apie pačias rungtynes dar kol buvo 0-0. Labai fainas, labai korektiškas, labai fainas varžybos vyko. Netgi 1-0 viskas toliau kol iki kortelės, vis tada sugedom. Kas nutiko toje situacijoje? Tai galima diskutuoti kiek nori, ar jis prasimetė, ar užsikabino, ar dar kažkas, tai vėlgi, ar tai verta raudonos, čia jau yra kaip yra viskas. Tai tiesiog
Teisėjo sprendimas buvo toks. Nebuvo baisu, kad galit mažumoje sugriūti. Na, vėlgi tai buvo mums kažkas nauja. Ne pirmą kartą į sezoną, ar pirmą? Pirmą kartą, ja, ir iš viso turbūt, aš tai neatsimenu savo ten klubo istoriją kažkur varžybose tokiuose, kad žaistumėm tokiai mažumoje, tai labai pirmas kartas. Tai čia debiutanto sėkmė gal? Ne, na, vėlgi pagal visus tos, ką jie sukūrė. Sakau, lygiai jie buvo dabar trakų variantas, jie nemokėjo žaisti. Jiems tai ne pirmas kartas. Nu, bet nežinau. Bet nesužaidė man. Turėjo būti ir baisiau, ir kažko tokio, bet nebuvo. Toliau kylat turnyro lentelės laiptais. Tai, Žiūrit, domitės, svarbu. jo, žiūrim. Ta prasme, aišku, kad save žiūrit, bet aš turiu omenyje, ar žiūrite varžovus, kurie yra šalia ir kurie jums, sakykime, konkurentai. Jo, tai žiūrėjom, tai kitą savaitę lygiai po savaitės žaibų Kibras. Bus smagu. Bus smagu. Matėt, kaip šiandien jie žaidė? Jo, mačiau. Ir? Na, dabar Geras įspūdis. Tokių minčių yra. Ne, nu, faktas tas, kad čia mes naujokai ir mums kiekvienas varžybos yra kažkas nauja. Visi tie gal seni klubai, kažkiek vienas kitą žino, gal kažką tokio. Ir būna, kad ir daug žino. Jo, o mums kiekvienas varžybos yra kažkas nauja. Taip, žaibo Kirdį pasižiūrėjom. Na, yra minčių, pažiūrėsim, kaip jos bus